Sveiki! Pabandykite atspėti, kur šią savaitę lankosi brolių teritorija. Vyro šiame fone 1000 dangoraižių jums sako, kad mes esame Šnipiškėse. Tačiau ką pavelnių, čia veikia ties rudie seni garažai. Netrukus pabandysime tai išsiaiškinti. Eiliaujame. Šis rajonas pačiame Vilniaus centre, tačiau kartais atrodo tarsi būtumėm gūdžiame Baltarusijos kaime. Nedideli netvarkingi kiemeliai ir visa galybė medinių namukų. Toks Šnipiškių veidas. Kažkada čia buvo žydų kapinės, tuomet buvo labai baisu. Tačiau dabar čia dar baisiau. Šiukšlės, šiukšlės ir dar kartą šiukšlės. Ne veltui šis rajonas vadinamas lietuviškojų Šanchajumi. Nors aš ir labai ištroškęs, tačiau šio šlapimus mirdančio vandens aš tikrai negersiu. Tai negersi tu, gers kiti, tarkim vietinių labai mylimi šuneliai. Ojojoj, kiek jų čia daug. Jaučiuosi kaip siaubo kambaryje. Greičiau eikime iš čia. Bėgam atskirai. Gebėjęs. Ir kaip tokiame mažame šunelėje gali kilti tiek blogio. Ačiū Dievui, mūsų kojos ilgesnės ir mums pavyko paštraukti. Keliaukime toliau. Kurį mes sugnius jėgų neklausinėkit mūsų, nes mes taip nepasakys, o ne. Ar turite užuoti tam dūmų smarvę? Tikriausiai vėl koks nors piromanas. Neatsargiai elgiasi su degtukais. O štai ir naujas gaisrų židinys. Kadangi visas šis lūšnas yra Lietuvos nacionalinis paveldas, jie stebuklingų būdu užsidega patys. Įdomu, kaip tai būtų galima paaiškinti? Gal jūs žinote? Ogi aš žinau, kadangi šis lūšnas yra bevertės, tačiau žemė po jomis labai brangi, namus tenka sudeginti. Bet Vilniaus valdžia jas griauti griežtai draudžia. Anglis dažniausiai randama Šnipiškių žemės iškasena. Keliaukime toliau. Šis rajonas garsėja turintis vieną didžiausią ir seniausią turgų Vilniaus mieste. Šeštadieniais, kai turgus dirba, čia galima nusipirkti visko, ko tik širdis geidžia. Obaliai, 2 litai, kriaušės, 5, pirkite, prašom ateikite. Ne, mes čia tikrai neįsime. Mums labiau patinka modernus miestas. Tarkim šie dangoraižiai, tarp kurių ir Vilniaus savivaldybė. Netrukus šioje vietoje stovės dar vienas dangoraižis. Galiu lažintis iš savo inkstų, kad po kokių 10 metų čia bus lietuviškasis Manhetanas. Šnipiškių policija darbą turi iki kaklo. Tačiau ar tikrai šis rajonas pavojingas? Paklauskime praeivių. Nu, nelabai, Nelabai. Na, mums tarkime, arba jums. Naktį saugu Šnipiškėse? Man saugu, jums ne. Netrukus tai patikrinsime. Pažiūrėkime, ar iš tiesų naktį Šnipiškėse tai pavojinga. Jūrai, tai kas krepžda? Žinau, kas tai krūmuose? O ne, tik ne tai!